Sveiki, sveiki, nauja diena. Labas rytas. Agnė ką tik grįžo iš miesto šitais, aš padariau pusryčius, nors jau pusę pirmos dienos, bet kažkaip nežinau, nors sako, negali praleidinėti pusryčių, reikia anksti valgyti, bet neišeina. Gavosi kaip jau gavosi. Sakė, kažkas ten ir negerai ir daktarai patarė valgyti anksčiau pusryčius. Taip gavosi, padirbom. Aš tai nedirbu, aš važiavau. Tu važiavai į miestą, tu dirbai, tu pirkai, ko reikia, apipirekinai, o aš ravėjau, tvarkiau, jo gėlyčių parvežėjai, dar man trūksta tenais, tai va pasodinsiu į labirintą dar. Norėjai pabaigti darbus, dabar ramiai atsisėsti, pavalgyti. Taip, atsigersim skaniai kavytės, nors Agnė, aišku, jau geri, nebegeri su manim dabar. Taip, aš mieste pasiėmiau šaltą karamelinę latę, labai skaniai buvo. Agnė sakė, ten centre gėrė Plungės knygyne, kur yra kavinukė, sakė, labai skani kavytė. 10 iš 10. Gražu ten pasėdėti, tai reiks nueiti pasėdėti, pabūti, atsigerti kavytę kitą kartą. O dabar mes valgom, o dabar kas valgot, ar pusryčiaujat, ar pietaujat, ar vakarieniaujat, skaniai pavalgyt, o kas gerit kavytę, skanios kavytės. Ir kaip mes sakom, tradiciškai, be kavos niekados. Su kava visada. Gražiausiamis dienos. Iki kitą kadrą. Čia buvo reportažas iš Jurgos Jakimavičienės. Taip, parsinešu bijūnų gražių į namučius pasimerkti. Čia lygiai tokia pat spalva gėlytės. Eina sako gražiai. O bijūnų kvapas nuostabus. Perduoda jau kvapą ir grožį. Einu pasidėsiu dar terasai, kad skruzdėliukai, vabaliukai išsilakstytų ir tada parsinešiu namo. O dabar atėjau į labirintą, pažiūrėkit kokio grožio. O šitos gėlytės, jos žydi visą vasarą ir rudenį iki pat užšalimą. Jos džiugina, kaip sakant, jau kaip pražydo, tai ir pražydo ir net žiedelių nenumeta. Jos visą laiką tokios gražios atrodo kaip krūmelis. O dar lapeliai tokie margi, tai nuostabiai atrodo. Tai jau naisiu prie vienų gėlyčių. Gal pasidžiaugsiu su jumis. Tokios violetinės, o irgi labai gražios. Dar baltagalvės nepražydo, kai pražys baltagalvės, tai baltagalvės parodysiu. Ai, dar vienas man geltonas labai patinka. O tokio grožio labai gražios. Gera pasivaikščioti, gera pasibūti, pasimėgauti vasarą. Kaip man patinka vasara. Tai yra toks nuostabus metų laikas, kai tiesiog širdis atrodo atsigauna. Šiandien darbavaus labirinte, taip pasižiūriu, palikau savo grėblį prie stendo. Kažkaip pamiršau jį parsinešti, reiks parnešti. Gerai, dabar dar pastatau. Noriu su jumis dar truputėlį praeiti mūsų labirintų. Labai faina. Pažiūrėkit, va čia kaip pro tokią arką eini. Oi, kokie krūmai jau užaugę, kas yra pas mus buvę nuo pat pradžių. Kai mažiukai buvo. Ir kitą kartą žmonės atvažiuoja po 10, po 15 metų. Sako, Dieve, čia kiaurai viskas matėsi. Koks gražus, žiūrėkit, tas krūmas. Labai lapai gražus. Malonu pasivaikščioti. Aš čia panirsiu mūsų parką. Kaip aš galiu nepagirti, kaip aš galiu nepasidžiaugti. Kai čia kasdien darbuojuos, mėgaujuos. Man pačiai patinka. Kaip aš galiu nesidžiaugti. Pažiūrėkit, tą jazminai žydį. O jų kvapas tai yra irgi pasakiškas. Jazminų kvapas tai atgaiva širdžiai. Oi, kaip žydį. Kaip skanu. Eina čia ir kvėpuoja. Tai vienu kvapu, tai kitu kvapu. Tai vienais žiedais džiaugiatės, tai kitais. Tas krūmelis jau baig nužydėti. Bet kai žydė, jis labai turi gražius žiedus. Bet, kaip sakant, to krūmo laikas šiemet jau praėjo. Kas jau spėjot atvažiuoti, pasidžiaugti, tas jau spėjot. Kas jau ne, kitais žiedais pasidžiaugsit. Paskui margalapis krūmas, pažiūrėkit. Labai gražus. Tai čia eini, tai tiek čia spalvų, tiek čia formų visokiausių, tiek čia žiedų, kad tik spėk jo žiūrėti ir mėgautis. Tiesiog eini. Ir kai tiek atsipalaiduoja, mintis išlaisvėja, o kai mintis išlaisvėja, tada pas žmogų ateina unikalios mintis, unikalios idėjos, apie ką jūs net galvojat, net svajot, nesvajojot. Tikšt, gimė mintis. Ir tada sakot, stebuklas įvyko. Taip, stebuklai vyksta. Tik reikia juos pastebėti, pamatyti. Taip ir vaikštam, taip ir mėgaujamės, taip ir gyvenimas eina. Sekundė po sekundės eina, dabar.
dabar ir nėra kito laiko. Tik tai dabar. Ir kai tu išgyveni šią sekundę, negalvoji apie praeitį, apie ateitį, tada yra visų tobuliausia. Nes man irgi padeda tik tai buvimas čia ir dabar. Nes jeigu aš tik pradedu galvoti, tada skauda. O čia Abelija, kur kažkada pasakojau, tai va, turi negalvoti, turi išgyventi šią minutę, šią sekundę ir tada yra visų tobuliausia. Tobuliausia. Tai va, visiems gražios vasaros, gražaus laiko, daug gerų akimirkų, daug gerų pojūčių. Kuo daugiau, tuo sveikiau, tuo mūsų nervų sistema nurimsta. Va, pažiūrėkit, koks grožis. Pažiūrėkit, pražys va šitie žiedai, čia bus didžiuliai burbulai. Bus labai gražu. Parodysiu, kaip pražys. Dar daug ką parodysiu. Ikiukas. Šiandien pas mus vakarienė, blyneliai su maskarponės sūriu. Tai va, pridariau 9 blynelius. Sočiai, ir nesuvalgysime šiandien, liks ir rytojui. Koks džiaugsmas, kad rytoj liks. Ir dar turim šviežių braškių, tai susitrinsim. Tai bus skanu. Tai va, einu kepti ir eisim vakarieniauti. Mūsų blyneliai ir mes taip dabar skaniai valgysim. Pienukas, braškytis ir vasara. Wow! Pagnyti mūsų restoraną. Įrankiai. Telefonas už diržo. Neturėjau kur pasidėti. Ir rainė tarp durį. Ta mūsų vasara, kad net pledo reikia. Agnetai. Kažkaip, nesupratau. Ryte karšta, o dabar kažkaip nesuprantu. Bet vis tiek mes einame lauką, negalime šį kambarį valgyti. Saulė nešilda maistą, einu valgyti, kad net šaltų. Dabar pasimėgaukime vaizdu. Oi, palauk, aš mėgaujame šiuo vaizdu. Važiuoju labai. O kodėl ta mašina važiuoja į priekį? Tau trukdo dabar. Nevažiuos ta mašina. Ten yra plyta. Taip, prašom, neužjaučiai. Vienu žodžiu, mes išvažiavom pasivažinėti, ten ežeras matosi, mes čia neina perduoti to grožio, ką mes matome realiai. Agne, gausia iš naujo apsukti ratą, nes aš šiuo momentu filmavau ir nepasimėgau. Tai galime, aš už. Tu už. Suksim apie platėlius, vėl aplinkui. Ir tada vėl aplink platėlius. Ir sustojai moteris vidury kelio ir nereaguoja, kad tu čia važiuoji. Juokingai. Visi atsipalaidavę, aš jūs pilnai suprantu. Ramybė. Kai atostogaujam, tai mes visi užmirštam viską. Tu, pavyzdžiui, irgi mane gaudai, net pastovi, aš kai atsipalaiduoju, aš einu, atrodo, atsipūtusi Agnė man. Mama. Mama kartu. Popolyčia. Kur yra? Lapė, kaip gražiai, žiūrėk, nieko jinai nebijo. Ten dar buvo vaikiukas. Vaikiukas? Vaikas. Buvo dar mažiukas, toks lapiukas. Visiškai be baimės, absoliučiai. Na, nežiūri, ką čia darysi. Vietinė. Sako, kažkaip nesuprantu, kur čia stovit, kur čia žiūri dabar į mane. Sako, važiuokit jūs. Bet kokie gyvūnai drąsūs. Sveiki, nauja diena ir šiandien noriu su jumis pasidalinti, ką aš pati sužinojau iš savo homeopato daktarą. Tai kai mes buvom nuvažiavę su Agne, paklausė, ar geriam hologeną. O mes negeriam, tai šiek tiek gavom, kaip sakant, velnių ir sako, reikia gerti. Ir mums jis tiesiog papasakojo labai gerą būdą ir mums labai patiko, nes kiekvieną rytą gerti apelsinų sultis, tai yra, man tai fantastika, man tai patinka. Tai reikia nusipirkti paprasčiausią želatiną be jokių priedų ir turėti apelsino ar citrinas, ar jubis ir bent kas, ką jau norit, kas turi vitaminą C. Man paprasčiausias ir skaniausias tai yra apelsinai. Ir ką mums reikia turėti? Tiesiog paprastas sulčiaspaudę. Ir tai labai paprasta ir lengva. Tai įsispausiu sultis ir toliau papasakosiu. Sultikės išsisunkėm. O, kiek daug. Ir dabar padalinsiu. Tadas vienodai. Reikia pasimti tas granulės želatiną ir nereikia nieką tirpinti, nieką laikyti šaldytuve. Tiesiog paprasčiausiai pasiema 2 šaukštelius ir suvalgot užsigeriant apelsinų sultimis. Kadangi skrandis yra šiltas, ten viskas labai gražiai ištirpsta ir jūs tiesiog turite tokį natūralų, paprastą hologeną. Tai va toks paprastas procesas. Išgeria 2 šaukštelius želatiną su apelsinų sultim, skrandyje viskas sušyla ir tiesiog fantastika, ne? O kiekvieną rytą apelsinų sultis tai yra tiesiog malonumas. Prisijungi prie manęs Agnytė,
Šitą video šitaip ir užbaigsim ir sakome visiems ate.